Neatsitiktinai, man atrodo, iškart po Velykų švenčiam tą gailestingumo šventę. Ir mano supratimu tai yra ne kas kita kaip viešpaties kvietimas prisikelti. Patirt, kad prisikėlimas, kurį mes minim per Velykas, kurį švenčiam per Velykas, nėra tik tai dar vienas minėjimas kažkokio istorinio įvykio, bet tai visuomet yra realybės šventimas, į kurį viešpats kviečia mūsų, į kurį stengiasi mūsų įtraukti. Ir per atleidimą turbūt labiausiai patiriamas prisikėlimo tas primiktinas kvietimas, kad viešpats nebeingai iš visų tų duobių, kapų, kuriuose mes dažnai save laidom ir nurašom, visuomet beldžiasi ir sako, kelkis, tai įmanoma, kad prisikėlimas, sakau, yra realybė, kurioje esam pašaukti gyventi, kuri nori skleistis mūsų kasdienybei. Ir tas prisikėlimo motyvas skleidėsi Faustinos gyvenime ir tas gailestingumo žinia yra įpareigojanti prisikelti. Tai nėra labai lengva žinia. Jeigu aš noriu patirti gailestingumą, tai gali skambėti iš vienos pusės nuostabiai, kad Dievas, kaip Elgeta, prašo mano dėmesio, mano tikėjimo, mano atsiverimo jam, kad priimčiau jo dovanas, kad priimčiau jį. Bet kita vertus, norint priimti gailestingumą, tas sunkus žingsnis eina per savo klaidų įvardinimą ir priėmimą. Nes kitaip tas gailestingumas tampa pataikavimu ir tai nėra dieviškas gailestingumas. Jam ne tas pats, kaip mes gyvenam ir jisai ieško galimybių, išradingai ieško galimybių, kaip mus ištraukti į kitokį gyvenimą, laisvų žmonių, Dievo vaikų gyvenimą, kur gyvenama ir siekiama tikrų išliekančių dieviškų dalykų, nelaikinų surogatų. Tai Faustinai turbūt turėtumėm dėkoti už tai, kad jinai nebijojo kalbėti apie tai, kas vyksta jos gyvenime. Ir aišku, Jonui Pauliui II popiežiui išdrįsusiam patikėti, galbūt ir rizikuoti kalbėti šią tokią iš pirmo žvilgsnio minkšta tema, kad dažnai galima pagalvoti, kad bažnyčia dabar buvo griežta auklėtoja, mylinti, tokia griežta, reikli, dabar tokia lyg atrodytų, kad pataikaujanti šių dienų žmogui, bet taip gali susidaryti įspūdį tik tas, kas nėra patyręs gailestingumą. Kad gailestingumas reikalingas ligoniam. Jėzus, kaip ir sako, jau gydyti, kas sužeista. Tai norint patirti gailestingumą, turim sutikti savo silpnumą ir žmogiškumą, kas yra tikrai retas renkasi laisvą valią. Tai apskritai turbūt Dievas yra visas už žmogų ir visa, ką jis leidžia patirti, yra tik tam, kad mums būtų geriau. Ir gailestingumo patirtis leidžia ir dabartį priimti kitaip, kad jinai nėra bausmė, jinai nėra, nėra bausmė Dievo, nėra apleistumas, bet kad dažnai kryžius, kurį patiriam, yra prisikėlimo ženklas ir jeigu leidžiam Dievui būti su mumis jame. Jis veda mus, jis augina mus. Jėzus jį mums apreiškia kaip tėtį. Gailestingasis Jėzus savo gailestingumu nuvalęs keičia tą žvilgsnį Dievą, jis tampa nebe kažkoks rūpestingas buhalteris, laukiantis progų parodyti mūsų klaidų pasiekmes, bet jis pats prisiima mūsų klaidų pasiekmes. Kryžių mes esame įgalūs susikurti patys. Ir kažkur skaičiau ir man sako, kad net pragaras yra Dievo besąlygiškos pagarbos žmogaus laisvės ženklas. Jeigu renkamės kentėjimus be jo, turbūt geliančia širdims, skaudančia širdimis yra įpareigotas gerbti mūsų pasirinkimus, nes myli. Tai va, čia žemėje sunkumai ne visada, bet labai dažnai yra ir mūsų klaidų pasekmė. O gailestingumas, kurį tu priimi juose, gailestingumas, kurį tu priimi savo silpnumo išpažinime, perkeičia tos sunkumus. Kaip mišiose duonas ir vynas, duona ir vynas perkeičiama Jėzaus kūnu ir krauju, sakramentu, taip švenčiamas Dievo gailestingumas savo nuodėmingumo išpažinime, perkeičia visus išmėginimus ir tas pasiekmes, vai tas
tas treniruotės, tos išmėginimus, kurie nemurkdo žemyn, nevaro į depresijas, į liūdesius, į neviltis, bet kurie tave grūdina, tave moko gyventi kitaip. Aš sakau, mes dažnai ieškom Dievo labai aukštai, ten keliam žvilgsnius į jį, o gailestingumo žinia yra ta, kad turbūt kaip ir vakarienės metu, kad turėtumėm pamatyti Jėzų prie savo kojų, kad jisai nėra tas, kurio ten turim kažkaip pasiekti, bet va tas sunkumas išgyvenimo, tau gailestingumo išgyvenimo sunkumas, leistis būti apvalomam, kaip kad jo mokinys vienas sakė, jau tu manęs tai tikrai neplausi, tai mes dažnai manom, kad esam neverti, išpažįstam savo nevertumą ir piktasis mūsų vedžioja, kad tas nevertumas neva turėtų mus varyti slėptis nuo Dievo. O Dievas siunčia savo sūnų, siunčia gailestingai Jėzų, gailestingai ganytoją, gerąjį ganytoją, kad parsineštų į kitokį gyvenimą ant tvirto pamato. Manau, kad aš esu bažnyčiai tikrai tik dėl to, kad esu daug silpnesnis už daugelį ir man reikia Dievo. Kai man jauni žmonės sako, aš netikiu tikrai ir netikėsiu, tai sakau, kartais taip su jumoru sakau, laimingas, kad dar gali netikėti. Ateina tas laikas, Viešpats nepalieka, nepraranda vilties dėl žmogaus išgelbėjimo ir jam nieks ne per žemą. Ir kartais jis griebėsi tikrai mylinčiom rankom daro, atrodo, skausmingus dalykus, kaip tą šakelę valgo, laužo, tik tai, kad nuo visų tuščių žydėjimų, kurie veda į niekur, kurie yra tik puikybė arba kuriuose švaistom savo jėgas. Tai Dievas dažnai ir tuos labai savim pasitikinčius žmonės ir savo patirties jis išverčia iš bokštų. Ir tikrai ne tam, kad nubausti, o tam, kad išgelbėt, kad nestatyt ant smėlio, nes man regis būtų daug sunkiau, daug skaudžiau patirti gyvenimo saulėlydį, kad visas gyvenimas griūna kaip kortų namelis, visa, kas tačiau pasirodo, yra tik ant smėlio. Tai Viešpats labai dažnai mus būdina, o mes pykstam. Būdina, kad statytumėm ant uolos, kad esam pašaukti didesniem dalykam, kad mes dažnai apsiprantam su kompromisais. Būtų gerai kažkas nuostabaus, bet geriau žvirblis rankui. O Dievas tik ir žino, kad jeigu tik atsiversime, mes esam pašaukti daug didesniem dalykam. Tai gailestingumo žinia yra ne kas kita, kaip tarnaujantis Dievas, kuris sako, kad neprivalom kentėti beprasmybės. Tarnaujantis Dievas, kuris sako, kad esam besąlygiškai jam brangus ir kad jis viskam pasiryžęs. Tarnaujantis Dievas, kuris nesibodi klauptis prieš mus ir valyti mus, plaut mūsų kojas ir dažnai jų žvilgsnį gali sutikti, nuleidęs akis link purvo savo. Faustinos asmenyje, Jono Pauliaus asmenyje Dievas kviečia Jėzų žvelgti ne kaip trumpalaikę dovanėlę, ne kaip barškutį, bet kaip mokytoją, kaip kelią į tėvo namus, kaip tiesą, kuri išlaisvina iš visų tų mūsų palėpių, kuriuose slepiamės.